Sveikos gražuolės! Šiandien video apie mano pirkinius, seniai jau nebuvo tokio video, vis šukuosenos, makiažai, tad nusprendžiau pradžiuginti jūs ir tiesiog paįvairinti mano kanalo visą veiklą. Tad pradėsiu nuo drabužių, po to judėsiu link kosmetikos ir pabaigsiu tiesiog namų dekoro detalėmis, kurias įsigijau šių metų sausio ir vasario mėnesiais. Tai yra šiais metais. Taigi, startuoju nuo drabužių. Galbūt pradėsiu nuo megztuko, kurį matote ant manęs. Štai čia, kaip matote, yra nėriniai. Lygiai taip pat jie yra čia ant rankovių ir galinė dalis tokia pati, eina taip trikampių, lygiai taip pat kaip iš priekio. Kur įsigijau šį megztuką? Tai yra internetinis puslapis, kuris tarėsi maždaug Shein-site ar kažkas tokio. Žinoma, pateiksiu visas nuorodas po video, tiesiog aprašyme, iš kur pirkau tą megztuką. Tas megztukas buvo ir baltas, man atrodo, toks pat, bet kadangi manau, kad mano viršutinė kūno dalis yra pakankamai stambi, tad baltas dar labiau išpūstoja, todėl renkuosi juodą. Man labai patiko šie nėriniai, tiesa, jie kažkaip keistai čia gula, jie negalėtų būti visiškai priglūdę, nes tuomet kaklas būtų labai siauras ir tiesiog nepralystų, turėtų būti, mano galvytė nepralystų, turėtų būti užtrauktukas iš galo, bet jo nėra, tad tikriausiai tam tikslui, kad galva pralystų, čia vietos tos yra šiek tiek daugiau ir dėl to nėrinukas kažkaip taip keistai būna guli, bet man tai netrukdo, man patinka šis megztukas. Tai yra lygtais amerikiečių puslapis, bet man atrodo, kad siunčia vis tik viską iš Kinijos. Aš nesigilinau, tiesą sakant, visą tą, iš kur tai yra ir kaip tai yra. Tiesiog mačiau ten daug drabužių, mačiau, kad panelės iš tenais perkasi, užsisakinėja. Atėjo mano pirkinys maždaug per 3 savaitės, jeigu nemeluoju, gal ir per 2, tiesiog neprisimenu. Šiandien plius sergu, tai atleiskite, jeigu mano atminty tiesiog bus spragos, nes temperatūra užkimimas duoda savo, iš tikrųjų, kai kurių dalykų galiu ir neprisiminti. Ir bedarydama video, pradėdama daryti, tiesą sakant, galvojau, ar nieko nepamiršau pasiimti, ar viską prisiminsiu, ką turiu jums parodyti. Taigi, grįžtant prie to puslapio, kas man nepatiko, pirkdama užsisakiau dar vieną baltą tokį megztuką ir po keletos dienų tik gavau elektroninį laišką, kad to megztuko jau nėra sandėlyje, maždaug out of stock, sorry. Ne, man taip nepatinka. Aš turiu matyti, ar prekia yra sandėlyje dabar, šiuo metu ir ar galiu ją pirkti, o ne taip, kad jie pasitikrino tik po keletos dienų ir kaip veikia jų elektroninė sistema, kyla klausimas, ar ne? Grįžtant prie šio megztuko, man jis patinka, kaip minėjau, jis yra trumpas, rankovės yra ilgas, tiesiog šiuo metu man yra karšta dėl temperatūros, tad šiek tiek užsiraitojau tas rankovės, kainavo, man atrodo, $23, jeigu neklystu. Tad už šią kainą ši kokybė yra super, bet tas baltas taip ir neatkeliavo, bet man grąžino tiesa pinigėlius į sąskaitą, viskas tvarkoje. Ir tiesiog kitą kartą būsiu gal atsargesnė, bet nežinau, kaip būti atsargesnė, jeigu sistema iš karto nerodo, kad nėra krepšelė sandėlyje. Tai va, dabar judėsiu galbūt prie lietuviškų H&M parduotuvė. Mano mylimiausia. Šį kartą mano patirtis buvo tokia, sakykime, nelabai gera. Net neturiu to daikto parodyti jums čia rankose, nes jis yra jau grąžintas į parduotuvę. Įdedu jums nuotrauką. Pamatėte, kaip atrodžiau su šiuo kostiumėliu, ar kaip jį bepavadintum, nes tai yra trumpas topas, kur matosi pilvukas, ir vėliau eina toks ilgas sijonas. Tai yra tarsi nėrinys, po juo yra kita medžiagytė. Kodėl grąžinau? Todėl, kad, mano nėrinys buvo kažkoks brokuotas ir, žinote, kaip kartais nutinka, pradeda išlysti tokie gumiukai, siuliukai, nežinau kaip pavadinti, ir tiesiog man po vieno karto jie išlindo, tad teko grąžinti į parduotuvę ir pasiimti pinigėlius. Tikrai dar pirksiu H&M, tai nėra taip, kad aš nusivyliau ir jau niekada nepirksiu. Žinoma, jeigu būtų problemų su grąžinimu, tad tikriausiai būčiau pikta, bet esu visiškai patenkinta ta situacija, kuri yra, tiesiog ne visuomet galbūt sekasi mums. Ir tas kostiumėlis man patiko, kaip jis gulėjo ant manęs ir pirkčiau tokį dar, jeigu tik būtų tas audinys kokybiškesnis. Tad judu prie Zaros
Zaros šį kartą įsigijau tokį paprastą megztuką, nežinau kaip jums parodyti, dėsiu nuotrauką žinoma, kaip atrodo su juo. Jis yra tiesiog toks paprastas, be nieko. Na, tiesą sakant, labai sunku man buvo rasti megztuką be nieko, tokį paprastą, kad nebūtų oversized, kaip šiais laikais yra madinga, nes tie oversized atrodo ant manęs tiesiog kraupiai. Mano ta viršutinė dalis vėlgi labai padidėjo ir iš tokios krūtinės, mano krūtinė tampa vos netokia, žodžiu, net rankų neužteks, užeičiau už kadrų. Tad šis megztukas man labai patinka, nes jis yra toks, čia S dydis tiesa, galbūt jis yra irgi kaip ir oversized, nežinau, ar pameluoju, čia yra M dydis. Mokėjau apie litais, dar aš vis gyvenu litais, atleiskite, mokėjau apie 50 litų, tik tai prisimenu, dar fiksuoju tas kainas, eurais dar mažai kur fiksuoju, na ir tiesiog toks paprastutis, man patinka tom, kad galiu priderinti kažkokius papuošalus ir tai nėra sudėtinga, nes kai yra margas megztinis, tai labai sunku man. Na, iš viso, tiesą sakant, margų drabužių nelabai turiu ir nelabai jų mėgstu. Na, nežinau, aš tokia konservatyvi, kas liečia drabužius. Na, galbūt ir dėl darbo, kad vis tik ten aplinka tokia rimtesnė ir norint ką nors priderinti ir laisvalaikiu ir darbui reikia, kad tai būtų griežta tokius stilius. Nežinau, bet tai man patinka griežtas toks stiliukas ir tiek. Dar dėl pilkos spalvos. Šį sezoną šiais metais aš tiesiog ant jos, tiesą sakant, pasinešiau. Parodysiu jums tuoj pat rankinuką. Jį įsigijau parduotuvėje Reserved. Nežinau, kaip čia parodyti jums tiksliau. Man patinka ši rankinė, tokie užtrauktukai. Yra, kaip matote, tokie solidesni. Tiesa, jau čia guma kažkokia, bet aš ją nuplėšiu. Tipo nieko nebuvo ir nematėte. Na, žodžiu, čia yra 3 skireliai, jeigu matosi. Dar ten skirelius yra dar skirelių. Tad, žodžiu, labai praktiška rankinė, man labai patinka. Jau nešioju ją mėnesį maždaug ir ieškojau prie šio rankinuko batelių. Juos radau ir įdėsiu nuotrauką, nes jie dabar pas mane laukia manęs darbe. Tikrųjų darbę mėgstu sandėliuoti daug batelių, kad tiesiog pagal nuotaiką irgi galėčiau savo pasikeisti, nes, kaip žinia, ateiname į darbą su batais šiltais, aš negaliu, pavyzdžiui, biure, kur yra kiliminė danga, kur yra šiltai, išbūti su batais šiltais. Na, tai netgi kažkaip man ir bus neestetiškai atrodo, nežinau, tiesiog mėgstu persiauti ir tos batelius laikau darbe. Tai va, rankinė kainavo litais vėlgi 170 viršum litų, man labai jinai patinka, tiesa, keičiau ją, nes iš pradžių, kai įsigijau pirmą savo, tai tas užtrauktukas, tai yra tie užtrauktukai, visi labai sunkiai man važinėjo, tad nusprendžiau, nuėjau, pakeičiau į tokį geresnį variantą, kur užtrauktukai jau važinėjo labai lengvai. Tad, kas dar iš pilkumo, galbūt viskas iš drabužių, dabar dar palaidinė. Nežinau, kaip jums čia parodyti, tai yra tiesiog tokia klasikinė, štai tokia, labiau tokia darbinė, kuo ji yra nuostabi man tuom, kad ji yra įliemenuota, to nesimato ir ji eina kaip bodis, matote štai čia. Biški šoną pasižiūriu, nes ten turiu veidrodį ir tada matau, ar gerai rodau. Tad man šį palaidinį labai patinka irgi dėsiu jums nuotraukytę, kaip jie atrodo su sijonu, kurį įsigijau toje pačioje parduotuvėje, kur šią palaidinę. Kas yra per parduotuvę? Na, mano viena kolegė bendradarbė pavadino šią parduotuvę skarmalynų, ar kaip? Žodžiu, šalia mūsų darbo, jeigu kam bus įdomu, komentaruose galėsiu tiesiog nupasakoti, kur tai yra. Yra tokių nebrangių prekių parduotuvė, tai yra nauji drabužiai, aš įtariu galbūt iš Lenkijos. Na ir kartais su merginomis tiesiog per pietų pertrauką mėgstame ten nueiti, pasiausti, pasižiūrėti, ko yra naujo. Ir kartais nušauname visai neblogų tokių daikčiukų, kaip kad ši palaidinė, pavyzdžiui, kainavo apie, jeigu neklystu, apie 50 litų, vėl aš litais atleiskite. Bet bus jau litais viskas, dar šį kartą pas mane. Tad manau, kad tai yra labai pigu. Jau esu pirkusi ne vieną palaidinę darbų ten, tai yra marškiniai, tikriausiai taip tiksliau. Ir labai puikiai nešiojasi, tikrai niekur per siūlės man nenueina, pasiuvimas geras, puikus, tad neįsivaizduoju, kam reikia po 200 litų litais mokėti už marškinius.
kadangi aš privalau jų turėti labai daug, nes kiekvieną dieną turiu pasikeisti, negaliu eiti su tais pačiais į darbą, tad man nauji marškiniai, nebrangus, praktiški, kokybiški yra tikrai super. Tai va, panelės, kam reikia, Vilnietės, kurios dirbate kažkur centre ar panašiai, jums bus netoli kitos vietos. Ir ten nusipirkau dar juodą sijoną, kur matėte nuotraukoje, ir tas sijonukas yra tiesiog pieštuko formos iki kelių, tamprus, man patinka, pabrėžia mano figūrytėm. Dar nesusilaikiau internete pamačiusi štai šiuos batelius. Kaip matote, vidus yra raudonas, dar sudėjusi su tokį paminkštinimo gelinį, labai juos mėgstu ir dar šiek tiek čia užsiklievau, nes buvo labai slidus padas ir man tiesiog darbe su kiliminė danga labai slysta ir prisiklievau štai tokį paduką, kad man neslystų, kur įsigijau tiksliau. Jeigu norite, žinoma, duosiu jums nuorodą video aprašyme. Tiesiog panelė, kuri užsiima drabužiais ir pas ją pamačiau, yra įvairių spalvų, kainavo 62 eurus jau eurais. Ir tokie vat štai gražus bateliai. Vienintelis minusas, manau, yra tas, kad jeigu nulūžtų kulniukas man greitai, bet to neprognozuoju, nesimato ir jau nešioti kurį laiką. Jeigu man lūžtų kulniukas, tad tikriausiai perkant iš štai tokių pardavėjų jau tai nėra kažkokia parduotuvė garantinė, jau garantijos nebūtų bateliams ir grąžinti tikriausiai negalėčiau. Bet nebrangus, nuostabus, gražus ir tikriausiai puikiai man atitarnaus. Pereinu prie kosmetikos. Taigi, draugas parduotuvėje, kur mes dažnai su kolegėmis per pietų pertrauką būdami, pamatėme naują stendą su nauja kosmetika. Ji vadinasi, va čia turiu vieną concealerį, RL Young, kažkaip taip. Bandysiu jums parodyti, priartinti dabar. Tikiuosi fokusuoja. Na ir tai yra kažkoks, nežinau, Essence brendo kopija, ar kaip pavadinti, tiesiog tas stendas vizualiai yra labai panašus, spalvotas, visos prekės išdėliotos labai panašiai. Aš tiesiog galvojau, kad tas pats galbūt gamintojas Essence sugalvojo gaminti dar vieną tokį panašų, kaip pasakyti, tiesiog kitų pavadinimų gaminti tokią panašią kosmetiką, bet nelabai sugalvojau ryšio ir iš viso prasmės, tad paklausiau konsultantės, jis sakė, kad tai irgi yra vokiečių gamybos tiesiog kosmetika, bet tai nėra ta pati įmonė. Bent jau taip mane patikino konsultantė. Ir grįžtant prie kainų, viskas yra ten irgi lygiai taip pat pigiai kaip ir Essence kosmetikoje. Nagi puoliaugi žiūrėti, kaipgi viskas veikia. Nusipirkau concealerį. Štai toks pieštukinis, sunaudojau jau pakankamai daug jo. Tiesiog štai tokiu būdu pasiteplioju, kur man reikia, ir po to pirščiukų pabaksnojimais tokiais paskirstau priemonę. Nes, žinoma, tai nėra super, puper, mega truper sprendimas, bet kokybė pakankamai gera ir lyginant pavyzdžiui su Essence Cover Stickais, tai man ši priemonė daug labiau patinka. Tikrai, jeigu man ši priemonė nepatiktų, aš nesutepčiau jos nei kiek, tiesiog po vieno karto tikriausiai keliautų iš šiukšlių dėžę, bet naudoju tikrai ir norėčiau sunaudoti. Kainavo apie 7 litus, tai reiškia 2 eurai. Tikrai nebrangu, mano kolegė irgi įsigijo, irgi nesiskundė ir dar susiviliojau, įsigijau akių pravedimą, tai yra linerį. Ir buvau sužavėta. Vėlgi, kaip ir Essence tie lineriai laikosi, aš nemoku jums papasakoti, tiesiog idealiai. Mano oda, pasikartosiu 101 kartą, kad yra labai riebi. Ir jeigu, pavyzdžiui, lineris koks nors yra prastos kokybės, tai man jau po keletos valandų jau čia dryžiukas toksai bus juodas ant šios voko dalies ir tikrai galiu atpažinti kokybišką linerį. Jo dabar jums pademonstruoti dėja negaliu, nes su vyru buvome per Valentino dieną spa ir tiesiog, matyt, kambarį kažkur palikau valytojai vietoje arbatpinigių, tiesiog pamiršau, bet būtinai dar įsigysiu, nes tikrai man patiko ir aš dabar neįsivaizduoju, kam aš seniau mokėdavau po 100 litų už tuos akių pravedimus, linerius,
profesionalius, jeigu va tie pigus lygiai taip pat laiko. Na tiesiog, nežinau, čia galbūt reikėtų išnagrinėti jų sudėtį, ar kokie ten komponentai ir taip toliau, ir kaip jie veikia mūsų odą, bet nei tas gamintojas tokių ataskaitų netikė. Tad man atrodo, jeigu visi parduodami parduotuvėje ir atitinka ES standartus, tos keliamus reikalavimus, tad kodėl reikia rinktis būtinai kažką brangaus, jeigu pigus atitikmuo kartais būna irgi labai geras. Na, tad pliusas šiai kosmetikai, daugiau nieko iš jų nebandžiau, tik šias priemonės ir mergaitės, jeigu reikia pigaus ir kokybiško sprendimo, tai irgi siūlyčiau šią kosmetiką lygiai taip pat kaip ir Essence. Tiesa, iš Essence išbandžiau daugiau priemonių, tai daugiau galiu pasakyti apie jį. Toliau. Nusprendžiau vėlgi susipažinti su Inglotu. Kodėl kalbu, paletę įsigijau, kodėl kalbu, kad susipažinti. Na, tiesa, čiupinėjusi esu be galo daug kartų šią kosmetiką, mačiusi parodose, įvairiuose renginiuose, bet niekada neteko su ja dirbti. Vis tikėjausi, kad kažkur gausiu, pasižiūrėsiu, kažkokį mėginuką, bet nieko negavau, tad nusprendžiau įsigyti. Įsigijau štai tokią paletę, čia su magnetu laikosi štai šis viršus, jį galima sukinėti įvairiai kaip, ir čia yra štai tokios 4 spalvytės, kurias įsigijau, tai yra matinė juoda, balta labiau tokia perlamutrinė ir ruda su šiek tiek tokiais blizgiukais ir maždaug kūno spalvos. Šiandien esu pasidažiusi būtent su šiais šešėliais, galiu prisiartinti. Galite pasižiūrėti, kaip atrodo mano akis. Taip, spalvos yra pakankamai pigmentuotos. Aš esu sužavėta šiais šešėliais. Viena spalva kainuoja 4 eurus maždaug, ši paletė tokia spalvoms įdėti kainuoja 5 eurus. Tai yra super. Kodėl? Dėl to, kad galite susikomplektuoti būtent tokias spalvas, kurių norite. Jeigu jums nereikia kažkokių spalvų, galite išimti, įdėti kitas spalvas. Tad paletė jau yra investicija tokia apsimokanti labai ir kokybė, kaip ir minėjau, esu tiesiog sužavėta. Dėl ko? Dėl to, kad tiko ant mano bet kurios šešėlių bazės. Tepėsi labai lengvai ir labai lengvai retušuojasi ir lygiai taip pat nebuvo jokių nubyrėjusių šešėlių. Aš nesivaizduoju kokių stebuklų, nes jeigu šešėliai yra tokie minkšti, lengvai pasisklaido, tai dažniausiai jų ir nubyra besidažo. Man niekas niekur nenubyrėjo. Aš nesivaizduoju, kokiu būdu tai įvyko, nes dažniausiai visi šešėliai man šiek tiek nubyra ir po to jos tiesiog su pudra kartu sausa pašalinu. Ir dar gavau mėginuką HD pudros, dar jos nebandžiau. Turėčiau pagirti tą Inglotą. Dėl ko? Dėl to, kad, aš profesionaliai užsipirkinėjau dažnai dideliais kiekiais Make Up Forever kosmetikos. Ir niekada negaunu jokių mėginukų, jie to neturi. Aš manau, kad jie greitai labai rimtai pradės konkuruoti su Inglotu, nes jeigu visa Ingloto kosmetika tokia kokybiška kaip šie šešėliai, tai tikrai greitai jis užims labai stiprias pozicijas rinkoje, nes kainos yra žymiai žemesnės, nebent pakeltų po to išsikovojęs rinką ir iš tikrųjų gaunant kažkokių mėginukų, gaunant tokių dalykų, tai veža žmonės. Moterims yra labai svarbu gauti kažką dovanų papildomai, tai vis tiek veikia, nesvarbu, ar jūs uždirbate 1000 litų ar 5. Kiekvienai moteriai yra malonu gauti kažką išbandyti nemokamai, galbūt po to jį tai įsigis, kas žino. Na ir aš pirkau Ozo parduotuvėje, tai yra Inglot parduotuvėje, kurie yra Ozo prekybos centre. Konsultantis labai maloniai mane aptarnavo, patarė man, kokią spalvą turėčiau pasimti, kokie yra mano reikalavimai. Aš atėjau su tiksliais savo norais ir užtrukau ten nedaugiau negu 10 minučių, nes žinau, kad man reikia būtent šešėlį, to, ir man viską patarė, pasakė ir įsigijau. Ir bėgau iš ten, nes norėjau įsigyti dar, o žinau, kad per Pelenės parodą tikrai būna nuolaidų ir tikrai verta, žinokite, palaukti. Balandžio pradžioje jau bus Pelenės paroda ir galėsiu pasiautėti, įsigysiu didelę paletę Inglot šešėlių, tikrai.
man jie patinka ir tikriausiai pakeis mano Make Up Forever šešėlius, nes, na, sužavėjau. Baigiu šnekėti apie Inglotą. Ir dabar pereinu prie stebuklo, kurį išbandžiau. Kodėl tai yra stebuklas? Nes tai mane tiesiog sužavėjo. Jau seniai, tiesą sakant, nesu bandžiusi kažko panašaus ant savo plaukų ir patyrusi panašių pojūčių. Taigi, visų pirma, pradėsiu nuo valomojo gėlio. Coco Palm vadinasi. Įsigyti galite per Facebook puslapį, jums būtinai pateiksiu nuorodą. Ir kas tai yra? Tai yra kaip toks aliejukas. Na, gavusi, aš galvojau, kad tiesiog tai yra aliejukas plaukams, bet po to, kai įsiskaičiau į visą instrukciją, supratau, kad tai yra tiesiog valomasis gėlis, kuris yra sudarytas, padarytas, pagamintas iš aliejų įvairiausių, čia turiu špargalkę. Ir tai yra pirmas žingsnis, po to eina šampūnas ir kondicionierius, šiek tiek paskaitysiu, nes tiesiog tuo prašymu skaitau per dieną milijonus ir kartais pamirštu detalės. Tai yra gilaus valymo šildomasis gėlis, savo sudėtyje turi daug aktyvių medžiagų, kurios išlaiko sveiką galvos odą ir žvilgančius plaukus. Sudėtyje yra greipfruto aliejus, palmių aliejus, sezamo aliejus, drėkina, maitina, imbieras dar yra ir žodžiu, pilna visko tokio sveiko ir panašiai. Na, galvojau, kad sorry, what the fuck? Kodėl aš turiu teptis kažkokį aliejų į galvos odą? Taigi riebaluos man plauką. Taigi, kaip mano plaukai ir taip riebaluoti, jie labai greit pasidaro, kaip jie atrodys. Na, ir šis gėlis mane sužavėjo. Tiesa, po to naudojau šampūną ir kondicionierių. Štai matote, turėjau 2 tokius mėginukus, tad išbandžiau 2 kartus. Ir, na, gailiuosi, kad šitų neturėjau daugiau, kad neturėjau va tokių buteliukų pilnų, bet kiek žinau, jie yra labai brangus ir gamintojas šiaip negali dovanoti labai daug, nes tai iš tikrųjų, kai aliejai yra natūralūs ir visą tai kainuoja, na, žinoma, labai nepigiai. Žinome, kaip išgaunamas aliejus, ne, kad iš didelio kiekio labai mažai išgaunama. Ir kuomgi man patiko, tai kaip ir minėjau, kad nusiplovė su šampūnu ir nesijautė, kad ant galvos buvo kažkoks aliejus. Čia turi būti šildomasis poveikis, bet tiesą sakant, aš tokio poveikio, kad man ten kažkas šiltų, tai nepastebėjau, bet tai tikrai super veikia galvos odą. Mergaitės, jeigu kažkieno oda pleiskanoja arba turite kažkokių problemų, plaukai jūsų yra kažkokie silpni, tikrai patarčiau jums įsigyti šį dalyką. Na, tikriausiai čia reikia visą komponentą, nes visą tą kompleksą, atsiprašau. Nes antras žingsnis tai yra šampūnas, kuris yra be silikoninių medžiagų, valo, drėkina galvos odą ir plaukus, suteikia jiems nepakartojamo žvilgesio. Ir vėlgi jie yra milijonas visokiausių gerųjų medžiagų. Ir trečias žingsnis tai jau yra tas kondicionierius, tai yra spa plaukams namuose tiesiog, atogražų augalų aliejai, ekstraktai, puoselėja plaukus, galvos odą. Išsiplovus plaukus su visais tais 3 komponentais, mano plaukai tiesiog atrodė labai gražiai ir jausmas tikrai labai malonus. Netgi tas pats kondicionierius, toks kaip stebuklingas kažkoks, užsidėjau ant plaukų ir 2 kartus tas pats buvo, 2 kartus bandžiau, kad tie plaukai, jie tarsi iš tokio susivėlusi kažko subėgo į tokį vieną vienetą, vieną tokią uodegytę. Ir tiesiog ta uodegytė buvo tokia kaip ir plaukai švelnus, bet tuo pačiu netokie slidūs kaip su kitais būna kondicionierius, toks įspūdis, tarsi jie aplipdo plauką, apklijuoja kažkokiom dalelėm. Čia tokio įspūdžio nebuvo, bet plaukai pasidarė švelnus ir tokie tikrai primaitinti. Ir tiesiog, sakau, turėsiu įsigyti, nes super buvo pojūčiai, tokio dalyko tikrai nejaučiau jau labai seniai ant savo plaukų. Ir tikrai bandysiu naudoti šį likutį su kitais šampūnais, tikiuosi, kad veiks panašiai, na, žiūrėsime, tikrai stebuklas ir tikrai patariu toms, kurios turi problemų su plaukais. Manau, kad su tokiom natūraliom priemonėm, aliejais, kurie lengvai nusiplauna ir to pačiu gerai maitina, tikrai galime atsiauginti savo puikius plaukučius. Na ir iš kosmetikos toliau
Tai galbūt kosmetikai valyti priemonė yra, vibruojanti, nežinau kaip jums iš arčiau pademonstruoti, štai kaip gražiai atrodo. Toks elegantiškas daikčiukas, jį būtinai jums rodysiu dar kitame video, kai daugiau išbandysiu kartų, nes dabar išbandžiau jį gal 3 kartus. Šereliai yra labai minkšti, pavadinimas yra Bubbling, tai yra gilus porų valymo, na ir tiesiog makiažo nuvalymo aparačiukas, kuris valo tokiu principu, kad mes sudrankiname šios šerelius ir po to pasiemame kažkokio gelio, ar tai valomojo, ar pavyzdžiui pienelio, na tiesiog tai, su kuo valote savo veiduką ir kas pakankamai gerai putoja. Ir po to pasijungia čia vibracija, yra mygtukas. Ir čia dar kažkokie spinduliai eina nuo to, na, žodžiu, aš turėčiau labiau įsigilinti į visą aprašymą ir tada padarysiu jums atskirą video, nes dabar tai su savo liga ir tokiu protu, kuris labai menkai šiandien veikia, negaliu jums detaliau išpasakoti, bet tiesiog man patinka, kad aš tiesiog galiu giliai nueiti čia prie nosytės visur ir išsivalyti savo veiduką. Ir sakoma, kad šis daiktas labai gerai paruošia mūsų odą tiesiog kitos kosmetikos įsigerimui į ją. Pavyzdžiui, jeigu po to naudojame kremą, tai žinoma, kad po prausimosi nakčiai kažką užsitepame ant veiduką ir porai yra paruošti būtent sugerimui. Ir šie plaukeliai yra labai švelnus, tai nėra natūralaus plauko šereliai, bet tai yra pliusas, nes, kaip žinome, natūralaus plauko visi tie šepetėliai, jie sugeria į save daug priemonės ir tiesiog kad vėliau nepradėtų ten veistis kokios bakterijos, o šie šereliai yra pakankamai ploni, švelnus ir puikiai galima išsivalyti tiesiog makiažą po dienos. Ir tiek būtų, kas liečia kosmetiką. Dabar perinu prie namų dekoro detalių. Aš žinau, kad jūs labai mėgstate tokią skiltį pas mane, nes labai didelės peržiūros, daug komentarų. Manau, kad visos domimės tuo, nes kažkaip puošiame savo gyvenamąją vietą ir mėgstame tai. Ir aš pastebėjau, kad aš irgi labai noriai žiūriu kitų mergaičių video, kurie susijęs su namų dekoro detalėmis arba kažką apie tobulinimą jų. Na, žodžiu, super tokie dalykai yra. Pradėsiu nuo dėžės, šiek tiek pasilenksiu. Tai yra mažesnė dėžė. Štai čia, nežinau, ar nerodau jums atvirkščiai, nerodau. Jeigu matote, štai čia yra tokia dama. Ir čia yra medžiaginis viršus, tai yra tiesiog tokia apvali dėžutė, nežinau kaip čia tilpti į kamerą, čia dar mažesnė, turiu dar didesnė, tai nežinau kaip jį iš viso gal netilps. Na ir esmė tokia, kad čia yra apačia popierinė, čia yra toksai, kad galima prilaikyti. Galima tiesiog štai taip pakabinti ir medžiaginis viršus, čia popierinis, ką čia laikau, tiesiog gėlės laikau, galiu pademonstruoti, kam tos gėlės tai nuotakoms į plaukus. Tad savo darbo kambaryje turiu tokį nuostabų tokią puošmeną ir didesnėje dėžutėje irgi laikau darbo priemonės. Tiesiog ant grindų pasistatau tokias 2 dėžutės, viena didesnė, po to mažesnė ant viršaus eina ir labai gražiai tiesa atrodo. Praktiškai pirkau Landeko parduotuvėje, buvo nuolaida, tad už 2 dėžutės sumokėjau, man atrodo, 11 eurų. Tad tai tikrai nėra brangu, dėl to, kad viršus toksai yra pakankamai gražus medžiaginis ir tikrai dėžutė atrodo kokybiškai gražiai, na, man super patinka. Tiesiog galbūt norėčiau savo kambariui kažko labiau tokio provansinio, bet arba tiesiog retro stiliaus, bet neradau dar pardavime. Tad apsieisiu kol kas su šiomis. Nežinau kaip jūs mergaitės, bet aš dievinu Landeko parduotuvę, galėčiau joje tiesiog būti labai ilgą laiką, vis žiūrinėti, kokios yra naujienos ir panašiai. Dar žinai pasitikrinu ir jų puslapį internete, kas naujo atsiranda, kas naujo greitai parkeliaus į mūsų parduotuvės ir mielai tiesiog apsiperku ten. Na ir dabar papasakosiu jums šiek tiek apie pirkinukus IKEA parduotuvėje. Tiesa, ši parduotuvė mane labai nustebino savo kokybiškais daiktais, kiek ką su vyru įsigijome į namus ar panašiai. Tie visi daiktai buvo kokybiški. Vis ruošiuosi jums padaryti video IKEA sprendimai namams.
tiksliau vaikų kambariui, nes daug ką vaikui pirkome būtent iš šios parduotuvės, kadangi nusprendėme, kad antikvariniai baldai jiems dar yra per anksti, nes jis yra mažiukas, auga viską, mėgsta išbandyti, pakandžioti, palaižyti, tiesiog su savo automobiliukais visur važinėti ir tiesiog galim sugadinti labai brangius baldus, tad nusprendėme tiesiog pradėti nuo Ikėjos, bet judu dabar prie savo pirkinukų. Pastarųjų nežinau, kaip jums parodyti. Tai yra tiesiog toks padėklas, štai toks gražus. Jis yra čia su dviem rankenom tokiam. Nežinau, kaip čia jums parodyti, labai arti sėdžiu. Ir tiesiog jis yra metalinis padėkliukas. Man jis labai tinka mano darbo kambaryje. Ant jo galiu atnešti kavą, arbatą savo gražuoliams klientėms ir tiesiog toks dalykas praktiškai labai ieškojau tokio padėklo, apėjau visas parduotuvės, Landeko, Indeko, kas ten dar pas mus yra, C&D Styles, na žodžiu, visos tos parduotuvės aplankytos, nieko panašaus neradau. Dažniausiai būna su kokiais nors paveiksliukais, mediniai, na aš nenorėjau jokių paveiksliukų, nes pas mane vis tik tematika yra tokia, žinote, klasika, grina klasika ir prie jos tiesiog labai irgi reikia žiūrėti, ką derinti, nes na, negali derinti bet ko. Ir dar, kas dar iš Ikea parduotuvės, tai taurės. Na, man jos yra tiesiog, negaliu papasakoti, man jos yra nuostabios. Šias taurės gavau dovanų įkurtuvių progą ir jos man taip patiko, kad nuvažiavau įsigyti dar 6. Jos šį parduotuvę neatrodo labai viliojančiai, nes jos yra tokios papilkėjusios kažkokios, na, sunku tiesiog nupasakoti. O kai įdedu tas taurės į indų plovimo mašiną, tai spėkite, kas vyksta, jos tampa tokios krištolinės, gražios, blizgančios, nu tiesiog jos yra man super gražios. Aš nežinau kodėl, jų forma tiesiog, nu nežinau, čia galbūt nėra brangiausias tas stiklas, paprastas, sunkus stiklas, bet pas mane, kaip žinote, svečių būna labai dažnai ir tos taurės nuolatos dūžta ir aš jau pavargau pirkti tas taurės, jau nežinau, kiek komplektų tiesiog. Ir šitos buvo pigios, beje, nepaminėjau, padėklas kainavo irgi apie gal 12 eurų, jeigu neklystu, na, neprisimenu tiksliai. Ir šios taurės, man atrodo, viena kainuoja apie eurą kažkiek. Na, tiesiog pigu, kodėl neturės ir daugiau tokių. Man jos labai super, sakau, patinka ir pačią man malonu iš jų gerti. Na, tiesiog tokios limpančios man, na, nežinau kaip pasakyti. Kas liečia padėklus, toliau ieškojau į virtuvę ant stalo štai tokio tipo, tokių, žinote, kaip jie nėra, jie tokie mediniai, bet kažkokie tokie. Čia, kaip matote, štai toks yra piešinukas, nežinau, ar fokusuoja jums. Tokios tiesiog rožės, neutralios, švelnios, pastelinės spalvos. Ieškojau būtent tokio varianto, nes mano virtuvė yra šviesi, nenorėjau kažko ryškaus, kad tai permuštų visą interjerą. Ir tiesiog vėlgi parduotuvėse negalėjau rasti nieko neutralaus, kad tų piešinukų būtų kuo mažiau, kad jie būtų kuo ramesni. Dažniausiai tai būna kažkokie Paryžiaus, Londono ar dar kažkokie ten vaizdai arba užrašai, kažkokie love, pavyzdžiui. Na, aš nieko prieš neturiu prieš tą užrašą love, bet man jis kažkaip kaip kada vaikiškai atrodo. Na, tiesiog mano klasikinėme interjere tas love nelabai, man atrodo, žiūrėtųsi ir radau štai tokius padėkliukus, tiesiog rimi parduotuvėje, kainavo man 3, sunku man nuspėti, kiek apie 60 litų litais gal. Ir tiesiog esu labai super patenkinta šiuo pirkinuku, nes atrodo tikrai ramiai, taip gražiai ir dabar galiu derinti kažkokias detalės su tomis pačiomis rožėmis. Na, jeigu žinoma, šie patikliukai man tarnautų ilgiau. Tiesiog ant jų yra patogu pasidėti kažką karšto, nes pas mus baldai yra mediniai ir tikras medis, žinote, nuo karščio, nuo įvairių tokių dalykų vis tik jis reaguoja ir tiesiog nenorėdama sugadinti anksčiau laiko stalo, aš nusprendžiau pasinaudoti štai tokiais sprendimais. Draugė patarė, linkėjimai draugiai ir lygiai taip pat to jos tematiką parodysiu. Štai gavau iš jos tokią gražią dovanėlę, čia yra dėžutė, Valentino dienos proga. Kas viduje yra, galbūt jums pademonstruosiu štai taip.
Tai yra lėkštutė, čia yra kažkokia porelė, tai yra antikvarinė lėkštutė, ji yra 1982 metų, čia lygiai taip pat ir iš galo parašyta My Valentine to my fond love. Žodžiu, čia yra palinkėjimai ir čia yra aprašymas visa istorija šio daikto. Na, man be galo patiko ši dovana, tiesą sakant, papuoš mano interjerą ir tiesiog puikiai idėja. Dabar judėsiu prie servetėlių. Tiesiog toks simple dalykas, Maksimoje buvo nuolaida 40%, man atrodo. Ir įsigijau štai tokių mielų servetėlių. Na, nežinau, mane žiauriai traukia ant servetėlių pastaruoju metu. Viskas taip vat švelniai, tokios švelnės gėlytės, tokios pastelinės spalvos. Aš labai tikiuosi, kad jums fokusuoja. Ir kamgi rodau jums iš visos servetėlės, nes noriu pereiti prie šitos temos. Labai ieškau servetėlių laikyklio kokio nors. Jau visos parduotuvės, tos Alandeko, Indeko, ten C&D Stylas, jau visos jos praeitos ir netgi ieškojau prekybcentriuose normaliuose servetėlių laikyklio. Aš noriu kažkokio tokio provansinio stiliaus. Mačiau, tiesa, parduotuvėse yra galbūt, bet ten širdelės kažkokios padarytos. Na, nenoriu aš tų širdelių, nu, come on, gali būti kažkokie ornamentai ten ir panašiai. Bet labai ieškau tokio laikyklio ir jau bandau žiūrinėti netgi užsienyje, nes noriu gražaus laikyklio ant stalo, kad jis puoštų stalo, o ne šiaip toks laikyklis, bet koks. Ir tiesiog tokio man geriau jau ir nedėti ant stalo, tiesiog padėti tas servetėlės ir be laikyklį. Galbūt per daug gilinuosi, bet tiesiog šiuose namuose noriu susikurti tokį stilių, savitą ir ne tokį belenkokį, kad perku tai, kas yra pardavime, ne tai, ko man iš tikrųjų reikia, ne? Ir dabar, baigdama visą apsipirkimų tą savo šiandieninį video, noriu jums parodyti visiškai ne į temą daiktą. Tai yra, galbūt juoksitės, dantų šepetukas. Galbūt iš arčiau pademonstruosiu jums tą užrašymą, pavadinimą. Visiškai man nėra lengva kalbėti, nes sergu ir jaučiu, kad jau netgi svaigstu. Bet atleiskite man už tai. Taigi, kaip čia vadinasi? Cura Prox Ultra Soft. Kuom yra nuostabus tas dantų šepetukas? Na, aš tiesą sakant, pirmą tokį turiu savo gyvenime. Tie šereliai, jie yra antiek minkšti, na, panašus kaip jau tas mano veido prausiklis. Ir tiesiog labai puikiai galima išpoliruoti savo dantukus su šiuo šepetuku. Čia yra dar toksai dėkliukas, kuris uždaro mūsų šepetėlį, kad tiesiog užsidengtų tie šereliai ir tikriausiai mikrobai mažiau patenka ir įvairius bacilus iš aplinkos. Na, tiesiog dėvinu tokius minkštus šerelius, nes aš mėgstu dantis pasivalyti labai dažnai. Netgi jeigu išgeriu Coca-Colos, esu tokia keista, na, atleiskite, aš dažnai netgi po jos mėgstu išsivalyti dantis, nes man atrodo, kad kažkokios apnašos atsiranda. Na, tiesiog mėgstu tą tokį jausmą, žinot, su liežuviu taip. Ir taip slysta liežuvis per dantukus. Na, tiesiog turiu tokią fobiją. Ir tas šepetukas man iš tikrųjų labai gerai tarnauja, man labai patinka. Pirkau vaistinėje, mokėjau gal apie 12 litų litais su centais. Tikrai rekomenduoju visom mergaitėm įsigyti tokį dantų šepetuką. Tai tikrai kokybiškas, geras ir su juo labai smagiai galima išsivalyti dantukus. Ir, na, tiesą sakant, labai dažnai manęs klausėte apie mano dantis ir dėl to jums tiesiog rekomenduoju ir šepetuką irgi. Na, tuom galbūt ir baigsiu savo pasakojimą ir rodymą daiktų. Norėčiau padėkoti jums už dėmesį. Ir kaip visuomet, jeigu klausite, kodėl mano šis antakis yra šviesesnis, dėl to, kad langas yra iš šios pusės ir šviesa ateina būtent iš šitos pusės, tad prašau jūsų, neklauskite to paties klausimo 100 000 kartų.